Dabar suskaičiuosi nuo 3 iki 1 ir tu susijungsi su savo aukščiausia pasąmonė. 3, 2, 1. Giliai įkvėpk ir pasileisk aplink save tokį vėjo gūsį, viesulą, kuris išneštų ir surinktų viską aplink tave, kas ne tavo, nutrauktų visus ryšius, visas grandines, visas grandis, visus dačikus, visas juostas. Tiesiog taip nuplėštų, bet švelniai visus tavo akinius, visas kepures, visus laidelius, visus raiščius, visas kojines, visus batus, visus antpečius, visus antkelius. Tas viesulas viską, kaip galingiausias elementas, pasipriešinimu. Viską surinka čia ir dabar, iš akių netgi vėjas stipriai ištraukia viską su savo to gūsiu. Primenam visiems, kad vėjas, jisai kai supyksta, būna labai piktas, viską gali sugriauti, ištraukti, net iš pačių giliausių gelmių. Tai jisai dabar viską ištraukia iš tavęs, iš tavo vidaus, sukasi aplink tave, kaip viesulas. Jeigu reikia, gali jį įsileisti vidų, kad viską išstumtų į save, kaip uraganas, tai viską renka vidų savęs, tai jisai dabar jį gali pasileisti viduje, kad viską surinktų į save. 3, 2, 1. Iš galvos surenka visus metalus, visas sisteminės programas. Iš gerklės viską ištraukia, iš akių viską sutraukia. Leidžiasi žemyn iš krūtinės, iš pečių, nuo pečių, iš nugaros, iš visų čakrų viską. Jis plečiasi. Didėja, stiprėja, greitėja. Pasiskirsto per rankutes, per visus pirščiukus, nuplėšia tiesiog, išdrasko visas pirštinės, visus montažus, kurie buvo sumontuoti. Leidžiasi per visą dubens kaulą, per visas apatinės čakras, ten viską sugriauna, išardo, jeigu buvo kažkas įmontuota, pastatyta, pristatyta. Išsileidžia per kojas, per abidvi kojas iš karto. Galingai viską išplauna, išvalo. Ir dabar išeina per tavo pėdas, ir ten viską dar surinkdamas ir nuimdamas, nuplėšdamas visas jungtis, visus antpadžius. Dar kartą jisai apsuka aplinkui ir patikrindamas dar surenka viską, ko dar nespėjo surinkti prieš tai. Jisai dabar nuo tavęs pasitraukia, padėkojom jam, šią stichybę, už tą pasitikravimą. Ir dabar, paskaičius nuo 3 iki 1, dabar tavo pasąmonė sukurs tau saugią erdvę ir šausi kanalu į aukštesnį dažnį erdvę. 3, 2, 1. Dabar čia dar nusipurtyk, viską išsivibruok, išsisuk dar. Išsipurtyk. Gali išsivemti, jeigu reikia. Gal kažkas viduje užstreikia dar. Pėdutės irgi prasišluok dar taip kaip su šluotelė arba su pirštinėm. Pradulkink viską, kas ten dulkytės pasilikusios. Prieš tai vėjas labai gerai prakedeno.
nes ir aplink mane, ir viduj ten prasiautė, nuėmė labai daug visokių priedų. Ir paskui šoviau į tą dar aukštesnę erdvę, tai tada irgi prašokinėjau, dar prasipurčiau. Bet toks įdomus, kad įeinant į hipnozę, žinai, tokį kaip startą, žinai, davei, nerti į pasąmonę. Tai pakilau į viršų, žinai, su spraktelėjimu taip greitai, kaip sprinteris, žinai, būtų. Tai kaip ir gal pavyko ten į tą aukštesnę pasąmonę galbūt šoktelti šiek tiek, taip? Nu, bent jau vizualiai atrodė, kad pavyko į viršų pakelti ir dar kai pakartojam po viesulo ir dar atrodo kažkur ten truputį. Nežymiai jau tada anksčiau. Šiandien pats vėjas pasiprašė į tavo valymą. Pats čia sukilo ir pats pasiprašė, kad jį panaudočiau šiandien tavo valymą. Tai padėkojam ir po to galbūt išaiškės kodėl. Ir gerai, ar tu dabar kažką jauti, matai? Ne, man toks per įvedimą, žinai, tas drebulys buvo vidinis, bet dabar nurimo. Ir kažkaip toks, tiesiog tuštumos, gal toks jausmas. Laukimo, tuštumos. Ko tu lauki? 3, 2, 1. Toks vos ne ką veikti toliau. Stovi, žiūri, kaip ir iš viršaus, galima sakyti, į žemę. Kaip ant gaubto stovėčiau. Gerai. Ir dabar iš kur tas klausimas kyla, ką veikti toliau? 3, 2, 1. Iš kurios vietos jisai ateina, atskamba? Toj bandau pajausti. Gerai, pajaus. Toks kaip pirštas, žinai, prie veido dedi, tik baksnoji ir galvoji, ką toliau veikti, kuom čia užsiimti. Toks atrodo, kad kaip ir nebūtų ankstesnio tikslo, bet ir galva tuščia. Nuo minčių, ta prasme, nėra jokių minčių. Tuščia. Ar šita būsena yra natūrali tavo prigimtinė būsena? 3, 2, 1. Ne visai toks jausmas. Neturėtų būti ir to chaoso, bet ir tuštumos neturėtų būti. Tai ką dabar tavo pasąmonė, šita tuštumo būsena, tau nori konkrečiai pasakyti? 3, 2, 1. Kažkoks toks pirmas atėjo, reikia susikaupti. Pažiūrėjau dar į savo kojas. Taip įdomi irgi, kad linguoju nuo kulnų ant piršto. Toks grinai, kaip būtų nuobodžiaujantis vaikas. Toks jausmas. Bet matyti kažkaip nieko nematau, kad aplinkui keistusi. Dabar
surask tą baimės šaknį, kuri tave stabdo, daugiau pajausti ir pamatyti 3, 2, 1. Iš kur šita baimė ateina? Iš kur jinai kyla? Toks gal netgi kaip strypas per mane eina. Gal toksai netgi iki pusės, nuo viršaus iki pusės. Netgi juodas, galima sakyti, tamsus. Ir žinai, kaip būna, kaip tarkim, suvalgytum kažkokią tai kapsulę ir po truputį tie nuodai skverbtųsi į tave. Taip ir matau, kaip iš to strypo irgi taip po truputį liejasi tas skystis ar masė. Ir ta masė, ir kurios ir tavo vat, kūną mhm. užvaldo, iki kur patenka ta vat masė, tas strypas, iki kurių kūno dalių, ar visą kūną 3, 2, 1. Man atrodo toks kaip iki pusės, iki bambos, tai vat viršutinė dalis, žinai, širdis, galva. Net pradėjo va dabar taip užspaudinėti, atrodo, krūtinė, žinai. Gerai, tai tuomet pasižiūrėk dabar, iki kur tas strypas nueina 3, 2, 1. Kaip ties bamba baigėsi. O viršuje 3, 2, 1, iki kur nueina 3, 2, 1. Viršuje toks kaip piltuvėlio forma padaryta ties galva. Nematau, kad išeitų kažkur, nu, į toliau už manęs. Bet ir taip aišku, kad išeina, taip? Turbūt, nes labai taip miglotai matau. Taip, tai piltuvėlis, nu, ne iš niekur neatsiranda piltuvėliai. Tai dabar žiūrėk iš savo aukštesnėsios pasąmonės, dar ją šiek tiek kilstelk aukščiau, tą pasąmonę 3, 2, 1, virš visko, tegul pakyla virš viso šito vaizdo. Ir tegul dabar jinai pamato ir tau pasako iš karto, kaip viskas atrodo plačiau. Iki kur nueina šitas piltuvėlis? Į kur nueina? Iš ko nueina? Kas čia per schema sistema? Tegul platesnį vaizdą, į šonus galbūt nueina, kažkur nuteka, į apačią galbūt nuteka. Bet tu nematai viršui į ką įteka, kas surenka ir generuoja. Išsiplėsta visą vaizdą. Nežinau, man taip sunkiai iš tikrųjų rodo, bet liktai aš irgi būčiau po kupolu. Ir tarkim, kaip eitų nuo senelių, kaip rūkas, jis trauktųsi į tą piltuvėlį, kaip uraganas, su kurį, žinai, gautųsi. Ir aš kaip centruota tokia surenku visą tą iš aplinkos, iš to pokupolinių senelių, galbūt kažkaip taip. Tai štai kodėl pasiprašė vėjas, taip tau parodyti. Aha. Tai dabar... Tai šiuo atveju tu esi dabar tas viesulas, nes dabar kai prie pradžių viesulas tau padėjo išsivalyti, tai tau, tai šiuo atveju tu esi pas viesulas, kuris viską surenka aplink save, tame kupole. Ar kažkaip panašiai, aha. Kažkaip panašiai, tik nėra tokia ta stipri jėga, bent jau nesimato, kad labai tokia, žinai, audringa, o taip lėtai, žinai, vos surinkinėja. Gerai, tai tuomet dabar tavo pasąmonė tegul pradžiai parodo, nuo ko reikia pradėti, ar žiūrėti, kas yra kupolas, ar ką tu čia surinkinėjai 3, 2, 1. Ką surinkinėjau? Gerai, ką tu surinkinėjai 3, 2, 1. Tokie rodytų kaip
maži mikroskopiniai lašelyčiai. Aha. Tai gal netgi galima sakyti, kad vat, tam strype jau yra sukoncentruoti tie maži lašiukai. Aplinkoje jie kaip ir nėra labai ryškiai matomi, bet kai sukoncentruoji, tai matosi, kad ta masė tokia juoda, tamsi. Gerai, kas yra tas molekulės, kas yra ta tamsi masė 321? Kas čia per energiją? Kas čia per emociją galbūt? Aš bandau irgi po mikroskopu pasidėti, tą lašeliuką pasididinti. Atrodytų, kad būtų kaip bakterija, virusas, kaip gyvas, žinai, tas lašiukas. Tokį judesį turėtų. Gerai. Tai dabar tą bakteriją, tą virusą, kai tu laikai po mikroskopu, tu jį išdidink, užaugink jį gerai, po mikroskopu užaugink iki jo tos formos, kuris maksimaliai gali užaugti 321. Ir pasižiūrėsi, kas jisai toks, kai užauga. Kai užauga, jis pavirsta į kamuolį tokį nelygiom formom, nelygiais kraštais. Aha, toks kaip debesėlių darinukas, ne? Kažkas jo tokio, tik jis irgi tamsus. Pasilieka tamsus, taip? Aha, tamsus. Gerai. Aha. Ir pulsuojantis toksai. Pulsuoja, gyvybė, taip? Gyva. Gerai, ir dabar jisai kokią tą gyvybinę energiją išpulsuoja 321? Kas per energiją iš jo pulsuoja? Kokie dažniai gal gali nuskaityti? Jeigu negali, tiesiog susirask dažnio aparatą 321, tavo pasąmonė dabar paima tau sukuria dažnio aparatą, pastato skalę nuo aukščiausios ir iki žemiausios. Žinai, kaip būna tokios skalės ten pagal vibracijas. Taip kaip tavo pasąmonė dabar, tegul, kad suprastų, tegul pastato tau skalę iš viršaus, iš apačios, ar lygiai grečiai, ar horizontaliai. Ir dabar pastatyk tą darinuką, tą debesėlį ant tos skalės ir tegul jisai nuplaukia ten, prie kurio dažnio jisai ir priklauso. 3, 2, 1. Na, iš karto suformavo tą kažkokį kaip su adata aparatą. Aš įsmeigiau adatą į tą darinį ir man iš karto rodo ant raudonos rodyklės, ant maksimumo kažkokį tai, ką jis ten viduj turi, tai jis turi maksimaliai ir bandau aiškintis tada, ką būtent jis ten viduj augina. Tai pradžiai išsiaiškinam, kas yra ta raudona spalva ir kuris tai yra dažnis 321. Ar kur energija? Aha. Tai jis, kaip būtų ant ribo, net nežinau, tas aparatas, kokį tą gaudo vibraciją ar kažką. Bet sakau, ta raudona spalva jau yra maksimumas, kaip pasiektas limitas. Nuo mažiausio iki didžiausio, tarkim. Tai jau užkaitimas didžiausias yra. Tai iš žemiausio jau, žemiausias grandies, jau taip? Iš žemiausio į viršų jau maksimaliai. Aha. Ja. Viskas gerai? Tai ar ten baladuosi kažkas? Ne, gerai. Ai, čia tavo gal, gerai. Mano kėdė. Nuskambėjo kaip tuk. Gerai, pasižiūrim tuomet, kas čia 321. Kas baladuojasi pas tave? Beldžiasi? Į duris, už durų, kas čia kažką tu nori pasakyti? Gal netgi iš vidaus to burbuliuko, kaip nori išsiveržti, išeiti į lauką, kas ten viduje yra. Kaip būtų, žinai, kiaušinukas jau maksimumą savo pasiekęs ir kalena matyti kaip su snapeliu, kad išlįsti į lauką. Gerai.
Tai sakau, lysk drąsiau. Tokia viduj kaip... Gal pabandyk duoti komandą, kažkaip taip neaiškiai, kas viduj to kamalio. Gerai. Dabar aš tavęs paklausiu, tas kamaliukas, tas raudonas, prisirpęs, ar tau jisai jau pažįstamas? Jausmiškai, energetiškai, ar tu jį pažįsti? Ar tu bet gali jį pajausti? Ar jisai tau jaučiasi visiškai svetimas, kai tu žiūri jį ir norisi trauktis? Ar tau tiesiog tai yra natūrali reakcija į šitą darinį, į šitą dažnį? Atrodo, kad aš jau esu buvus su juo susitikus. Dabar tu ir paklausk, kas tu man esi? 3, 2, 1. Dalis tavęs, bet kažkaip Mhm. taip primityviai atrodo. Taip, teisingai. Labai teisingai, ir vat reikia pasitikėti savimi, taip, viskas, kas ateina, ateina dėl tavęs ir tau padėti. Ir dabar kuri dalis tavęs tai yra 3, 2, 1. Ir jis taip kaip ir blaškėsi po kūną, lyg tai ties širdim norėjo sustoti, bet nuslinko iki gimdos apačios, tarkim, kai būtų tos lazdelės užbaigimas ar kažkas tokio. Aha, jinai sustoja ties pirmą čakrą. Kažkur jo. Nu tai kaip daugiau ir nebėra kur jau eiti, ne, jeigu kūnas laikosi. Taip. Tai vat ar šitas burbuliukas, šita energija laikosi pas tave kūne? 3, 2, 1. Jos nėra. Nebuvo to burbuliuko. Ir gal netgi toks jausmas, kad tas strypas nepilnai užsibaigęs. Nėra tokios kaip neutralizacijos, gal netgi galima sakyti. Ko tokios? Kad atsitrenkia į sieną, neutralizacijos. Ta prasme, kaip atsitrenkia į sieną, tą masę, žinai, jinai kaip į dugną atsitrenkia, žinai, ir nežino, kur toliau varyti, kur bėgti, kur skverbtis ar kažkas tokio. Kaip išimtas tas burbuliukas. Nes kažkaip jeigu yra nuo vamzdžio eina tas kamaliukas, tai apsisuka ratu ir išeina ta energija ar masė. O jeigu kaip lazdelės dugnas, žinai, tai jisai taip ir tūno tenai ir toks dumblėjas, žinai. Juoduoja, nes realiai negali išreikšti savo energijos, išsilieti energijos negali ir dumblėjasi nuo to. Kažkaip taip. Tai dabar giliai įkvėp. Giliai įkvėp. Dar giliau. Ir iškvėp taip, kad pasistum tuščia. Lyg tavęs nebūtų. Viską iškvėp. Pasijausk lengva, nepriklausoma. Nieko nebijanti. Pasiruošusi viską paleisti.
Pasiimk dabar tą debesėlį raudoną, tai ir taip kaip tau rodo tą darinuką. Pasiimk rankutes ir dabar tu iš širdies jo paklausk. Kas tau trukdo išeiti, ar tęsti kelionę, ar transformuotis į aukštesnį dažnį, kaip aš tau, ar kas tau trukdo. 3, 2, 1. Tai va tas apvalkalas ant to kamaliuko, nes rodo, jeigu jisai praplyštų, tai išsiskleistų kaip gėlė viduje. Bet tas Gerai. apvalkalas yra toks storas, kad, žinai, sunku tai gėliai skleistis. Tai dabar tas apvalkalas. Kas yra tas apvalkalas, kuris ir trukdo išsiskleisti šitą gėlį? 3, 2, 1. Kažkaip paimu pačiupinėti tarp rankų. Gabaliukas, žinai, tos masės. Tai toks kaip kažkokia energija galbūt. Netgi gal nelabai jinai žodžius sudėti. Taip. Tai kadangi žodžius, jeigu neina sudėti, tai tuomet ką daryti reikia? Išjausti, kas tai per jausmas. 3, 2, 1. Toks, žinai, vizualiai atrodo tas, kaip būtų nematomumo šydas, tarkim, kaip rodo per filmus. Vat kažkokia ta tokia medžiaga, žinai, kur kažkokį vidui turi kaip paslaptingumą tas sluoksnis. Nežinau, taip kalbu abstrakčiai, bet matau vaizdai, žinai. Kokią paslaptį slepia šitas apvalkalas? Ką jisai bando nuo tavęs paslėpti, ko tu dar iki šiol negali sau leisti pamatyti? Nori, jau tu išreiški savo norą, kad tu nori pamatyti, kad tu jau esi pasiruošusi pamatyti, tu išreiški savo norą, savo valią. Ir dabar tegul šitas apvalkalas parodo tą savo paslaptį, kurią ir slėpia nuo tavęs. 3, 2, 1. Ir atrodo, kad dabar, kaip tarkim, išsiskleidė ta, žinai, rožė. Ir nuo to kamaliuko tas apvalkalas nukrito ir aš jį kaip paėmiau ir grinai kaip skraistę rankoje laikyčiau, žinai. Kai būna netgi pasakose, kad ten iš kažkokių auksinių siūlų, ten stebuklingų siūlų pasiuvo, ten, žinai, kažkokį tai apsiaustą. Tai aš jį taip rankose vartau tą apsiaustą ir jis toks kaip žaižaruoja, kaip spalvas netgi keičia, rožinė, violetinė, mėlyna, kažkokia kaip žvaigždynai, galbūt kažkokia tokia bendra, pilna informacijos ta masė. Bet, pavyzdžiui, iš išorės, kai žiūri, tai jinai juoda. Toks kaip viduj, kaip netgi, sakyčiau, kaip burtas, kaip ta geroji magija, žinai, viduj paslėpta. Tokia stebuklų magija, netgi ateina gausos magija. Ir toks irgi kaip vanduo, gal netgi tu nejauti jo kaip audinio, bet kaip vanduo, jis toks kaip ir paimi, bet nepaimi, gal kaip netgi eteris. Tokia labai keistas darinys. Ir gaunasi, ten viduj, ta energija, jinai tokia yra ir subtili, bet ir stipri. Ir sakau, jinai, jeigu tu jos nenaudoji, tai jinai tokia pavirsta į neigiamą pusę. Į negatyvą.
pradeda Tai netgi elektrintis, galima sakyti, arba tą viesulą kelti tokį, ne tą, kur vėja, kur iškedena plaukus, bet tą, kur griauna namus ir žaibuoja ir taip toliau. Tai va šitas. Tai dabar pasižiūrėk, kas tau trukdo įskleisti tą žiedą pilnai 321. Kažkaip man dabar sukoncentravotės tą lasdelę tokią, kad gal netgi aš pati esu į ją užsandarinusi tą energiją, kaip įspraudusi į tą vamzdelį, kai jinai turėtų tiesiog lietis visų kūnų. Ir įdomiai, kad realiai tai aš užsandarinau tik viršuje, kaip viršutiniai pusėje, ar ne? Dalyje. O iš apačios netgi kaip ir buvau iš vis išėmusi. Ar užgniaužus kažkaip taip. Viršuje uždarėjai, apačioje užgniaužiai ir kas tuomet rezultatas koks? Ir va tas gaunasi, kad tas žiedas uždarytas į burbulą, o viršutiniai daly į tą vamzduką įspraustą. Taip, taip. Tai dabar kaip? Gerai, tegul pasąmonė pati nusprendžia, kuris klausimas dabar eina pirmas. Kaip ar kodėl? Dėl kokių priežasčių, situacijų tu uždarėjai šitą potencialą ir šitą energiją savyje 321. Pirmas iš karto atėjo, kad nemokėjau suvaldyti. Tai, ką gavau, tai, ką turėjau ir tiesiog užsidariau. Tai ar čia ir slypi ta baimė, apie kurią kalbėjau nuo pat pradžių 321? Tai iš dalies. Dar matyt kažkas yra. Taip. Tai dabar ta ar čia šita situacija, kurią tu žiūri dabar, jinai yra susijusi su tavo dabartiniu įsikūnijimu, ar čia susiję jau su senesne reinkarnacija 321? Seniau. Su dabar netgi, sako, net visiškai nesusiję. Su dabartinė, sako, netgi visiškai nesusiję. Gerai. Tai tuomet grįžtam į tą, ar esi pasiruošusi grįžti į tą vietą, kai tu bijojai priimti viską, kas yra tavo, dabar esi pasiruošusi tai pamatyti ir susigrąžinti, atgaminti. Taip. Gerai. Tai tuomet, kai skaičiuos nuo 3-1, pasąmonė nuves tave ten, kur tu išsigandai ir viską užsidarei. 3-2-1. Man rodo, kad ta kelių gal eina tokia ne visai mergina, bet ir ne mergaitė, toks tarpinis paauglystė. Ir kažkaip jinai taip, žaismingai keliauja. Gerai. Ir dabar stebėk viską, kas vyksta. Pasistatyk laiko juostą šitam personažui ir dabar stebėk, kas vyksta. Kur keliaujat ir kas vyksta. Ir būk atidi ir dabar eik per jausmą, gerai? Tiesiog neskubėk per jausmą. Kažkaip toks jausmas eina, kad kaip susilieja sluoksniai, kaip ir girdi, ir mato, ir jaučia kažkokį tą tokį maksimalus jautrumas, toks jausmas yra, žinai.
kad girdi, tarkim, kur toli ten kažkoks paukščiukas sučiulbėjo, žinai, kaip mato tokį, kaip ir tas eterį, gal netgi galima sakyti. Ir jinai irgi jaučiasi, kad viskas gerai su tuo, nu, kad jinai nėra išprotėjusi, kad jinai mato ir jaučia, tai yra kaip norma, žinai. Ir jeigu prasuku truputį laiką į priekį, kažkaip jinai staigiai sustoja ir vat šitą momentą kažkas vyksta. Ar prieš ją atsistoja žmogus, kuris mato ją, kad jinai mato, kad jinai kitokia yra, kaip nuskanuoja, žinai. Kažkaip taip dabar sustoja vaizdas kol kas. Gerai. Tai dabar tą momentą tu išsiryškink, žinai, kad tau saugiau būtų dabar, kad tu neitum vėl per tą pačią traumą, tu užsidėk dabar visą šitą situaciją į burbulą apsauginį, gerai? Kad dabar tavęs niekas negalėtų interferuoti ir toliau gąsdinti ir ten tos mergaitės. Gali tą, kas stovi priešais tave, irgi uždėti jiem atskirą burbulą ir savo atskirą burbulą apsauginį, kad tu jaustumėsi saugi. Ir kai užsidedi burbulus, tu su to burbulu kaip multikė biškį pakilk į viršų. Dabar iš to viršaus tu pasižiūrėk į visą teatrą iš viršaus, kas iš tikrųjų ten vyko su tavim, su tais dėdėm ar su tom būtybėm. Tegul tos būtybės iš karto išaiškina savaime, tegul iš karto rodosi su savo tikrais veidais, su savo tikrais kūnais, pagal savo tikrą DNR. Ir tegul visi jau be visų hologramų viską, tegul tu dabar matai tikrą realybę, kuri buvo iš tikrųjų tenais įvyko. 3, 2, 1. Man kaip ir iš pradžių liktai tai pasirodė, kad tai demoniukas. Rodo, kad paskui nusiveda jau tokią truputį augesnę tą merginą už parankės. Ir gal kaip netgi vedybinę sutartį pasirašo. Kaip sutartis, žinai, gaunasi per tą momentą. Kad atiduoda savo galias. Rodo kažkaip, kad jau vyresnė nyksta ir sunyksta. Kas, atsiprašau, kas nyksta? Neišgirdu to žodžio. Sakau, atrodo, kad, pavyzdžiui, laiko juosta tokia kaip ištiesiau, žinai, žiūrint iš viršaus. Laiko juosta nyksta. Aha. Ne laiko juosta nyksta, o laiko juostoje pradžioje jinai rodo, kad eina kaip moteris su to demoniuku už parankės. Aha. Ir paskui, kai jau pasirašo tą sutartį vedybinę ar tarkim, pavadinkim, kad vedybinė sutartis, ir dar laiką į priekį prasuka, tai ta moteris sunyko visai tokia senutė, žinai, be energijos, be grožio, be galių, jokių va tokia pavargus ir netgi vieniša liko jinai tam namelyje kažkur. Dabar tai va tas momentas turbūt ir yra, kai pasirašau tą sutartį tokią kaip vedybinę ir atiduodu save pilnai. Taip ir yra, taip viskas, kaip matai, taip yra, bet tu tiesiog darykis toliau, aš irgi darausi toliau ir dabar bandau, tu dabar nepajausk, kad tiesiog duodu tau komandą ir pasižiūrėk, ar iš tikrųjų tas demoniukas
Nu, čia tikrai nebus, kad jisai pats susigalvojo. Gerai, kas stovi už Mhm. to demono, kuris buvo tiesiog kaip pasiuntinys, kad nes vedybinės sutartys, aš kaip suprantu, nu, tai turėjo būti vyras, su kuriuo pasirašai, taip? Tai už to vyro Mhm, tiesiog mhm. stovėjo demonas, taip? Taip, Ar taip? 3, 2, 1. taip, taip, taip. Aha. Tai va, tai kadangi jau tas vyras buvo kaip... Ar tas vyras buvo apgautas, su kuriuo pasirašai, ar jisai jau viską sąmoningai suvokė, žinojo, ką jisai daro 3, 2, 1? Nu, bent jau rodė, kad jisai kaip sąmoningai, nes jis jau vos nelaižėsi, žinai, kad kokią energiją pasiims. Tokia, žinai, pikdžiuga netgi veide, kad koks skanus kasnelis, va taip kažkaip. Bet tai eina iš tavo vyro širdies, iš ta prasme sąmoningumo, ar tai vis dėlto ėjo, ar tu matai tą demono energiją, kad jisai laižosi 3, 2, 1? Demono Taip, iš karto. tai va. Tai gerai, tai čia ne to vyro buvo, tai čia, kad laižėsi ne vyras, o jau tas demonas. Demonas, taip, demonas. Gerai, tai dabar iš karto kviečiam tą patį pirminį užsakovą, kuris užsakė demoną, surinkti tavo visas galias 3, 2, 1. Matau tokį ožiuką. Kaip ožį. Gerai. Nu tai varyk pas tą ožį. Tai stovi prieš jį, taip grinai apglėbęs tą visą kiekį tų energijų ir gėrybių. Ir irgi dar vis džiaugiasi, kad turi jas. Tai klausto ožio, kas jisai yra? 3, 2, 1. Ir sako, ožys. O žinai, kad tu jam pasakyk, kad tu žinai, kad pas mus ant žemės ožys tai yra keiksmažodis. Ir tu kaip prisistatai ožiu, tai reiškia, kad tu jau save nužemini, kad tu jau esi žemesnis už mane. Ir kaip jisai, pavyzdžiui, tai reaguoja? Pradžiai kažkaip reakcija, kad žinau, kad tai keiksmažodis, bet kai pasakai, kad save nužemino, tai iš karto jis sumažėja. Taip. Tai dabar kas yra tas ožys, tegul pasirodo savo tą tikrą snukį. Gerai, 3, 2, 1. Man tiesiog parodo irgi didesniais ragais. tą demoniuką. Gal nesakysiu, kad Liuciferis, bet kažkur vat jau tenai netoli tų aukštesnių lygmenų. Su 9 ragais. Kokiais? Su 9 ragais, sakai. Ne, su didesniais ragais. Aš išgirdžiau 9 ragais. Didesniais ragais. Ten prieš tai buvo toksai kaip ir subtilesnis tas demoniukas. O dabar jau išlindo toks jau masyvesnis ir pats raumeningesnis ir didesni tie ragai. Tai supras, kad jisai viršesnis, žinai, yra pagal tas hierarchijas. Gerai, tai klausk, koks jo vardas ir viskas, gana mes čia su juo nebesitėliosim. Koks jo vardas, kas jisai yra ir už ką jisai atsakingas 3, 2, 1. Tai jis yra atsakingas už tai, kad susičiupti visas gėrybės iš būtybių, visų žmonių.
tai iš ko jie gali gyventi, maitintis ir bujoti. Mhm. Gerai. Tai dar tiesiog pasiklausim, ar čia Luciferis ar ne? Paklausk, ar čia jis Luciferis, ar dar tiesiog jo pakalikas Luciferis. Aš dėl to gal ir nesakiau to vardo, nes toksai, nu, irgi, jeigu patogu, tai Luciferis toks nėra, kad konkrečiai, žinai, būtų. Mhm. Ir aš Nu, tai nesu reiškia, užtikrinta, kad būtent čia, vat jisai, žinai, yra. Nu, toks nu jau pagal kažkoks yra energiją tu abejonė. turėtum jau jį atpažinti, jau jisai jau jaučiasi tas Jo, Luciferis bet pagal. Mhm. Nes jisai Kažkaip gi vat pati nėra, buvai. kad jisai. Jo. Aha. Jisai jau iš karto tikrai nesimažina. Taip, taip. Gerai. Gerai. Tai tuomet pasireikalauk dabar viską, kas buvo atimta ir pradžiai pradėkime nuo sutarties, gerai? Tos vedybinės, kurią tau pakišo. Ne tik vedybinės, bet ir tą sutartį, kurią su juo turi. Išsireikalauk tas pačias pirminės. Aš dar irgi dabar pasididinu, nes jis toks irgi gan vidokas. Jis paduoda man į ranką. Dar sakau, iš visų laiko juostų dimensijų ir egzistencijų. Taip. Paralelinių, dar Taip. paminėk paralelių, taip. Tai dar vat iš kažkur irgi priskrenda tų lapų. Ir ne tik kontraktas, bet ir tavo tokia, kaip burbulo, tokia to šydo, kaip sakau, tokia informacinė. Taip nelabai nori, aišku, atiduoda, bet arogantiškai netgi, sakyčiau, atiduoda. Svarbiausia, kad atiduotų. Toks netgi metė taip, kad mane, žinai, vos nebandė parklupdyti su tokius smūgius, žinai, tą kamalį. Tai tu tiesiog be jokių agų, be nieko, paprastai nieko nereaguoji, pasiemi ir viskas. Čia ego nereikia ir tegul čia nebando žaisti per ego, žinai, kad čia eiti į karą. Paprastai paimi, pasiemi. Tai turiu rankai. Aha, ir taip, tai viską turi ir tas visas savo galės, tas visus kamuolius, sutartis visas. Dar toks, palauk, dabar toje erdvėje bandau susikaupti, pajusti. Dar kažkokią tai dalį. Gerai, tegu atiduoda tai, ką dar užsislėpęs laiko, 3-2-1. Dar tokia kaip formai, kaip gal, nu, kaip ir lasdelė, žinai, būtų panašiai. Panašiai gal, kurią tu matei ten prieš tai, prieš čakros apatinės, ne? Gerai. Tai daugiau gal lasdelių turi, pasižiūrėk, matei daugiau lasdelių. Buvo pora lasdelių. Išsireikalauk ir kitų lasdelių, gerai? Aš tokia einu daugiau kaip per skanavimą. Gerai. Galvoju, taigi vis tiek aš kaip ir tą tokią intuiciją netgi turi, žinai, kad ar liko ar neliko. Tai gerai, eik ten per intuiciją. Intuicija tikrai neapgaus. Dar kažką kai vieną pasiėmiau. Ir dabar jau ramu. Jisai sumažėjo, nesumažėjo? Nežymiai mažesnis. Toks vis tiek jis turi iš ko energijos pasiimti.
Nu taip, čia bus per visus prisirinkę. Jo, nėra taip, kad nuo manęs aš atsijėmus, žinai, jam atimčiau visą energiją, jis tikrai turi iš ko dar pasimaitinti. Ne iš tavęs pastatytas vien. Gerai. Taip. Sukurtas, ta prasme. Gerai. Dar, žinai, kada pasižiūrėk, dar sąmonės burbuliuką. Žiūrėk galvoje tarp trečios akies, ta prasme, nu, per vidurį galvos, žiūrėk, ar nėra geltono vėlso kažkokio balto burbuliuko. Dar ten būtinai pažiūrėk ir širdį pasižiūrėk, ar nėra, ne širdį, bet tam soliariniam, ar nėra burbuliuko. Tos sielos. Sielos būtent to burbuliuko. Kaip pasakai, liktai tokios kaip kroptelytės, dvi mažytės grįžta. Taip, nu, tikrai nebus didelės jos, nes jisai čia, nu, bet atėjo, kad vis tiek tai turi būti, nes kai tokie atiminėja, tai jie ir atiminėja ir mūsų, nu, vidinis matymas reina, sąmonė ir visa kita. Ir sielos dalis iš šito, nu, buziko, soliarinis. Susigrąžink šitus. Tos mažytės, dalelytės. Gerai, labai gerai, ir viskas. Ir tuomet uždaryk tą erdvę iš karto. Sulankstyk. O toks kaip suplojimo, žinai, taip plekšta. Su garsu uždariau. Labai gerai. Ir tuomet mes po to jau išmesim ant galo, kai viską surinksim gerai. Ir dabar kol kas tiesiog uždaryk ir sustabdyk. Jo, uždėjau tokia kaip, Laikas sustoja, dabar jisai tiesiog pasilieka tame laikė, užstringa ir po to mes jį išmesim. Ir dabar, kai skaičius nuo 3 iki 1, tavo pasąmonė nuves tave į saugią erdvę, kur tu viską susimontuosi savo atgal. 3, 2, 1. Tai dabar toje erdvėje pasidėk viską ant stalo, perlamutrinio stalo, užsidėk, visas detalės išsidėk ir jisai apsišviečia spalva, tyra spalva, permatoma tokia tyra spalva ir tu kai viską išsidėlioja ant to stalo, perlamutrinio tokio. Tai, kas ne tavo, tiesiog nukrenta į apačią po to stalo. O kas tavo, irgi pasilieka šviesu, tas perlamutras, toks kaip gali būti permatomas, tokia tyra energija, švelnia energija. Na, kas ne tavo, ar galbūt kažkas uždėta, tai išdega šitoje perlamutrinėje šviesoje, aukštų dažnių šviesoje, viskas išdega, nes neatlaiko tiesiog tos prigimtinės šviesos. Kas neatlaiko, tai viskas ištirpsta, išnyksta. Arba nukrenta tiesiog. Tai aš irgi kaip pakilau, tai to erdvėje kaip ant lelijos žiedo atsistojau. Susidėjau viską ant stalo ir toks jausmas, kad irgi nuo kiekvieno dar pasiimto daikto, po to kaip sluoksniuko nuėjo, žinai, apačią. Nu taip, nes vis tiek nuo jo čia apsivelka, negali būti. Taip. Tokio aukšto dažnio įeina pas juos natūraliai išbūti. Irgi atrodo ta burtų lazdelė tokia imitacija, kaip gėlės, kaip burbuliukas. 2 mažyčiai burbuliukai. Gal netgi kaip adata kažkokia tokia. Ir kontraktai tie padėti irgi, kaip ir pasišviečia. Super, viską sudėk į maišą, ar į dėžę, po to viską mes išmesim. Aišku, dabar gali viską irgi sudeginti iš karto, kad nieko neliktų. Bet išmesime jau ant galo. Kažkaip tie kontraktai, jie nedega, nes toks jausmas, kad ten dar kaip informacijos kažkokios yra, kai nuėjo tas, tarkim, pilkas sluoksnis. Kažkokia dar ten informacija yra tuose lapuose. Gerai, Julija, pasimk jau tą sluoksnis, kai nuėjo, dabar tau yra
gali saugiai Mhm. pasimti į rankas ir kai skaičiuosiu nuo 3 iki 1, tavo pasąmonė tau parodys, perskaitys, kas ten parašyta. 3, 2, 1. Kaip raktas, kaip koduoti tą energiją atrakinti. Mhm. Va tos kaip gerosios tos baltosios magijos informacija kažkaip tai. Mhm. Kol kas tiek informacijos. Mhm. Tai tegul pakonkretina. Jeigu yra ką pakonkretinti, jeigu tau dabar kažką reikia dar suprasti, 3, 2, 1, išplečia tegul tą informaciją. Ne, kad taip konkrečiai nėra, bet išskleido tos lapus, žinai, ir permetinėjo jos akimis, žinai, ir kažkaip toks jausmas, kai permetinėjau, pati tokia kaip į baltumą, žinai, švitėjimo, gal to netgi perim. Mhm. Tai ar tą raktą jau tu gali perskaityti ir per tą raktą, jau kurį čia pamatei, gali susigrąžinti visas savo tas dalelės ir visą savo informaciją, integruotis į save? Taip. Aha, tai gerai, tai taip tuomet ir padarai. Pasikėsk per širdies čakrą, per meilę, sugrįžti visas dalelės pas save, kurios buvo skirtos, bet viską susigrąžiname irgi dar visame per papildomą filtrą. Per meilės filtrą, kad viskas, kas ne tavo, ne pagal tavo suverenitetą, to tavo prigimtinį suverenitetą, nukrenta tiesiog. O viskas, kas tavo pagal prigimtinį DNR suverenitetą, sugrįžta pas tave, į tas vieteles, į kur turi sugrįžti. Ir taip įdomiai, kad kai paimu tą burtų lasdelę, jinai tokia yra kitokia, negu prieš tai turėdavau. Jinai savyje, vat, kaip ir turėtų tos tokio viesuliškumo, žinai, to tokio kaip judėjimo savyje. Prieš tai būdavo, jo, kažkaip jinai tokia į melsvumą būdavo prieš tai, violetinė melsva, ten matydavau, kad eina tos kruopelės, žėručiai, o šita jinai yra balta, pilnai tokia su švitėjimu, žinai. Ir aš ją paimu į ranką ir jinai net nenustyksta vietoj, jinai jau toks, jeigu nelaikytum stipriai, jinai ištrūktų iš rankos. Tokį kaip turbo varikliukas savyje, žinai, turėtų. Jinai yra veiksmo energija. Ir jeigu nedarys jokio veiksmo, jinai vėl ką padarys, jinai vėl tau už akies, ten tas pelkė. Taip, uždumblės. Jo, uždumblės. Tai jeigu nedarysi veiksmą, kad jinai galėtų pasireikšti, jinai tiesiog vėl numirs, numirs, užmigs. Ar tu jas instaliavaisi jau, įsimontavai pas save? Taip. Mano net visas kūnas, toks sakau, atrodo, kad nušvito. Aha, tai dabar gali pasižiūrėti, kaip dabar atrodai tu, ar dar yra tas vamzdelis ir kaip dabar tas vaizdinys, pastatyk tą vaizdinį, kurį matai pradžioje, ne? Ar jisai pakito, ar jisai dar pasiliko 3, 2, 1? Gerokai pasikeitė, nes, sakau, prieš tai buvo kaip ir atidalintas viršus ir pačia, to ir tokia, kaip vangumas buvo kūne. O dabar tai net šokio judesiai, žinai, prasidėjo. Gerai. Jau nepastovi vietoj, žinai. Tai gerai, tuomet tai turėsi jau po hipnozės, žinok, varyti, jau bent jau pašokinėsi, kad žinok, suaktyvintum šitą energiją, nieko nebus, jeigu nuvarysi dirbti savo, sėdėdama jau reikia. Taip.
tą tokį užkurti, žinai. Pašokti. Ar pasivaikščioti bent po namus, žinai. Nu, kažką tokio, kad tiesiog Aha. prizė. Dabar žiūrėk, ką, tai gerai, tai tuomet puiku. Ką tau norėjo pasakyti šiandien skaičius 8321? Man toks iš karto tekėjimas, žinai, kad tavo aštuntukas nesigaus, jeigu jisai nesisuks tą energiją pirmyn, atgal. Nes buvo, kai skaičiau įvedimą, buvo, kai skaičiau 8 ir pasižiūrėjau, buvo 8 minutės po ir buvo procentai. Kažkiek tai ir 8, jo, ir buvo 38, tai galvoju, būtinai reikia atkreipdėmėsi. Ir tuomet, ką reiškia dar šešetas 3-2-1? Man kažkaip irgi su ta energija, žinai, rodo, kad per viršų įeina tas šešetukas. Aha. Ir va toks sukasi, ta kelpeliai sukasi ir niekaip neišeina. O aštuonetas tai va juda į viršų, į apačią. Tai grinai kaip energijos vaikščiojimas. Tai ką dabar tu supranti? Kaip tau dabar Kad turi sukti. Kad turi sukti, judėti. Aha. Ar tau aišku dabar, kaip šitą energiją tau reikia judinti? Pasižiūrėk, kad tau būtų aišku, kaip šitą energiją judinti, kad jinai nepasidarytų šešetą, o kad būtų kaip 8-3-1. Man rodo kažkaip per judesi viską, kad judesys. Atjuda, šoka, vos nekeli energiją iš apačios į viršų. Kažkaip taip. Gerai, ar tau aišku? Man aišku. Ar dar jauti, kad kažko tai čia dar nepabaigai? Ne, tik uždaryti tas dalis ir viską žinutė aiški. Gerai, tuomet aš tau dar klausimą užduosiu. Ar tas vyras, su kuriuo pasirašai sutartį, vedybinę, ar turi kažkokį tai energetinį atspaudą, ar kažką tai panašaus dabartinis tavo vyras 321, kažkokią sąsają su tavo dabartiniu vyru? Turi. Ir man iš karto prie skaičių grįžta. Nuo 8 į 6. Mano aštuntukas virsta į 6, jeigu aš leidžiu. Deja taip, kaip vakar dar šnekėjom, mane ir dar prieš tai, kai šnekėjom, kad vyras yra tavo stabdis, jisai tau ir neleidžia. Vakar labai stipriai taip pajutau, šnekėjom, kad jisai ir yra tavo gyvenimo stabdis. Apskritai viskame, visose sluoksnėse. Jisai nėra tau tinkamas partneris. Tai dabar pasižiūrėkime, ką galima maksimaliai padaryti, perkeisti, kad tau jisai pataptų ne kaip tas demonas, kuris trukdo tau būti kuom esi ir išpildyti savo visą misiją, visus svajones, o taip, kad kokius pakeitimus galime padaryti dabar, tegul tavo pasąmonė parodo, kad kažkiek bent jau susibalansuotų energijos ir tu galėtum iš tikrųjų būti tom, kuom esi ir gyventi iš savo vidinės šerdis. 3-2-1. Bet tai žiūrėk ne per emocijas, gerai? Taip, va, aš dabar bandau. Tai dabar žiūrėk, išjung dabar, žiūrėk. Įkvėpk, iškvėpk ir viskas, tu jau tai senai žinai, taip? Jeigu nežinai proto, tai jau tu senai tai jauti visą širdimi, taip? Ir tau čia viskas aišku, čia tau ne kažkokia tai naujiena. Tiesiog dabar tai įsimaterina tau jau sąmoningai. Ir
tau tai reikia priimti kaip normalų dalyką, kaip gyvenime pas visus taip yra. Pas visus. Nu, nėra taip, kad pas kažkurį būtų, kad kažkas kažko netrukdo, ne? Nu, taip mes tam žemėje yra atėję. Vienas kitam patrukdyti ir po to padėti. Tai dabar viską žiūrėk iš tos prizmės, kad, nu, taip yra, pas visus taip yra. Taip yra žemėje. Ne? Ir, nu, beveik pas visus yra. Visą laiką galima kažką tai pakoreguoti. Ir dabar šiuo atveju tu žiūrėk iš tos prizmės, kad iš aukštesnės savo sąmonės, kad aš žiūriu iš tos pusės, iš meilės, iš dėkingumo ir nesvarbu, ką pamatysi. Man nesvarbu. Man svarbu pamatyti tiesą, nes aš jo ir atėjau. Aš atėjau augti ir tobulėti. Ir viskas. Žiūrėk, kaip paprastai iš neutralumo taško. Nes dabar, kai skaičius nuo 3 iki 1, tu su savo sąmonė ir pasąmonė pakilsi į tą tašką, kur viską matysi neutraliai, be ego ir be jokių, taip sakant, tų feikinių emocinių, kurios ir vėlgi, jos nėra tikros. 3, 2, 1. Tu pakyli į tą neutralumo tašką, jau iš aukšto sąmoningumo. Ten, kur jau matai viską, taip kaip yra iš tos aukštesnės prizmės. Aukštesnės sąmonės. Tai man toks įrodo, kad nu, net užkirtinėja kalbą iš karto. Aha, tai paleisk visą tą Aha. stabdį ir tą trukdį dabar viską praplauk. Paleisk tą visą baimę. Nieko čia baisaus, čia yra labai labai natūralu. Paleisk viską. Tai realiai taip pat ir yra, kad tas aštuntukas jisai turi dominuoti ir aš jį pati turiu užkūrinėti, nesvarbu kas aplink. Gali būti vyras, gali būti vaikai, tu visada rasi priežasčių, kam nurašyti, žinai, kad tau neleidžia kilti į viršų, ar išlaikyti tą, kad įrašy tiesą. Tai tiesiog, jeigu aš jaučiu, kad noriu, kad taip man turi būti, tai aš imu ir darau. Stiprus aštuntukas, žodžiu, tekėti aukštyn žemyn. Ja, pasakyti paprasta, ne, bet padaryti, kai reikia. Taip. Visai kitaip. Taip, tai dabar pasižiūrime, kaip tau tai padaryti, kadangi mes jau žinom, kad tavo vyras yra sisteminis, o tu jau esi visai priešingybė jam, tai dabar tokiu atveju, kaip tau pasistatyk jo, tarkim, kažkokią situaciją, ar ką, tegul tau parodo, kaip tau tvarkytis, kaip jam galbūt, ar tau reikia padėti jam, ar tu gali per save jam padėti išnerti iš to sisteminio proto ir to požiūrio, to matymo, ar tiesiog tau reikia visiškai atsiriboti ir gyventi savo gyvenimą kaip du skirtingi žmonės, 3, 2, 1. Ne, man rodo, kad kaip moteris vis tiek šeimoje yra šis ir nuo jos labai daug kas priklauso. Rodo netgi, kaip vaikštau po savo namus ir, tarkim, mano viduje matosi tas aštuntukas. Ir jeigu tas aštuntukas yra stiprus, tai toks jausmas, kad netgi tai, ką tu prilieti aplinkui, jie perima tą emociją, tą tokią energiją to aštuntuko. Aha. Tos kūrybos, tos laisvės, tokios, to moteriškumo, kažkaip taip. Ir netgi matau, kad jeigu prisiliečiu prie vyro, jam netgi pereina irgi dalis tos mano energijos. Tai vadinasi vis tiek, kaip sako, moteris yra pagrindas. Taip. Ir turi tai prisiminti tiesiog, nežinau, kaip fiziniai plotmėje visada tai išlaikyti, bet manau, turi kažkaip. Taip. Tas ir yra, kad mes maginės, o jie vis tiek yra daugiau tie sisteminėje, ne? Nu, taip yra. Taip. Tai gal ir gaunasi, kad tu, kai esi stipri ir sklydi tą magiją aplinkui, žinai, savo moterišką. Tai dabar... Kaip ir sako, už kiekvieno stipraus vyro stipri moteris, žinai. Taip, tai dabar Julijos pasąmonės paklausiam. Ar tavo ta baimė pasakyti apie hipnozės, ar ten eiti kalbėti, tokiam kažkokiom tai temom, kurios jau eina jau iš tos sistemos, ar tai ir yra stovintis demonas už jo, kuris tave ir stabdo tai daryti 3, 2, 1?
Kažkaip man rodo, kad pas mane tada 6 yra, nėra to 8. Kai pas tave A. baimė atsiranda su juo kalbėti, iš karto Aha. įsijungia 6, taip? Mhm. Tai dabar gerai. Tai dabar, pavyzdžiui, pastatykime dabar tą situaciją. Pradėkime nuo paprasto dalyko. Tu nueini, pasakai savo vyrui, paprastai ir aiškiai. Paaiškini, kas yra hipnozė ir pasakai, kad tu jas darai. Taip? Mhm. Bet tu pasakai ne iš pykčio, ne iš to 6, kaip, pavyzdžiui, eidavo prieš Mhm. tai, ne? Iš tos baimės iš 6, o tu, pavyzdžiui, ateini iš 8 ir jam pasakai, kokia jo reakcija 3, 2, 1. Vidinis demonas iš karto pradeda purkštauti. Kaip sakai, už jo tas stovi demoniukas Mhm. ir jis tai pradeda tenai. Mhm. Tai vat, Blaškytis. aha, tai vat, kai jisai tavęs negirdi ir nenori girdėti, tai tiesiog tai yra tai jo tas demonas, kuris jam trukdo tai padaryti. Taip? Taip. Tai ar čia ir yra jo tas, taip, kaip vadinu, ta sisteminė problema, kurią ir laiko prie tos sistemos? Nu, viena iš Nu, dalių. taip. Aš kalbu apie Taip, būtent taip. jūsų dabar susikalbėjimą, ta prasme, Mhm. jūsų bendravimą. Ne apie jį ten geriau papasakoti. Tai dabar žiūrėk, ar pastatyk savo, pasikviečiam to, koks vyro vardas? Mantas. Taip, pasikviečiam Manto pasąmonę ir pasikviesk Manto pasąmonę 3, 2, 1. Toks netgi atrodo, pradžią atsistojom kaip vienas šalia kito, paskui paėmė vienas prieš kitą. Ir netgi atrodo, kad uždėtas toks kaip šydas, kad manęs kaip moters nemato. Nu va, noriu sakyti, pidaras, kaip nervuoja mane, va, žinai, va, įsikiša, arba vis tiek įsikišti visi yra, ne, va. Taip. Nu. Gerai, tai tuomet, ką tavo Mantas, gerai, kaip Mantas dabar reaguoja visą šitą situaciją, kai jisai mato, parodo jam tą demoną, kuris jisai yra jame, kuris trukdo tave matyti kaip moterį, girdėti tave kaip moterį, susijungti su tavim, su moterim, su ta tikra energija, ne su ta sisteminė energija. Tu vat parodyk jam, kad visa šita situacija, kuo jisai mato, girdi, galvoja, tai yra ne jisai, o tai yra tiesiog per jį demonizuota sistema. Kad tai net nėra jisai. Ir aš jam tokį kaip veidrodį pastatau, žinai. Pamatai tą demoniuką. Ir taip atrodo, net pasikeičia jo išvaizda, toks, kaip sakiau, gali būti, kad jisai druidas. Tai toks jausmas, kad ir pavirto į tokį druidą, žinai, ilgais rūbais, ilgais plaukais. Bet, nu, va, tik parodžiau tą veidrodėje, kad demoniukas užėjo. Klausia man to. Tai vizualiai. Gerai. Tai vizualiai pasąmonėje atrodo kaip ir pamatys, išgirdo, pamatė. Gerai. Pasikeitė. Gerai, tai ką jisai dabar nori daryti su tuo demonu? Ar jisai nori toliau su juo gyventi, ar... Ne, nenori. Nu tai ir viskas. Tai tuomet situacija jau mums labai gerai žinoma, tai jeigu jisai nenori, jisai pasireikalauja sutarties su tuo demonu ir su ta visa gvardija iš karto nuo to pirminio, kuris pasiuntė, šitą demoniuką. Gyventi jame ir gyventi tarp jūsų. Ir iš karto, ir tu pasireikalauk tų sutarčių, kurios yra pasirašytos, kurie atsistoja tarp jūsų, tie dariniai irgi. Nu, tas energijos ir ta visa sistema, kuri pastatyta tarp jūsų, kad jisai tavęs nematytų, kad jisai tavęs negirdėtų. Visų žodžių, kas jums trukdo, žodžiu? Tai rodo irgi, kad priešais jį sustoja nemažai tų būtybių ir tarp manęs ir jo irgi toks atsiranda atstumas labai didelis. Ne tai, kad būtybės, o kaip sakyčiau, netgi
tiesiog kažkoks, gal dėžė netgi kažkokia va tokia, nu, kad atstumą tą tokį laikyti vienas nuo kito. Taip, taip. Tai ten, žinai, kai šauki kitoj pievos pusėje, tai tu nieko neišgirsti, ką jis ten tau sako. Arba ką aš Taip, taip. sakau. Taip, Dėl taip. to ir nesigirdi. Taip, tai tegul vat, ta visa sistema, tegul tie visi, kurie trukdo jums būti kartu taip, kaip yra, kaip turėtų būti, ne? Visi sustoja. Tai masai matau labai daug tų tokių žemesnio rango, galima sakyti, demoniukų. Ir vienas kitas jau didesnis, žinai, yra. Tai jeigu mantas, jeigu sutinka visą šitą barikadą sunaikinti ir sunaikinti tą sieną, kuri pastatyta dirbtinai tarp jūsų, kad specialiai jisai tau trukdytų gyventi, o tu jam nepadėtum, ne? Prisiminti, tai visą šitą, jeigu jisai sutinka, jeigu jisai nori žengti toliau iš to prisiminimo ir per tą tikrą tyresnę meilę ir tą artumą, jeigu jisai tikrai nori tokių santykio, tai tegul jisai išreiškia savo laisvą valią. Ir rodo, kad jisai mane prisitraukia arčiau. Tarp mūsų tokia kaip dviguba jėga, žinai, gaunasi. Ir toks, žinai, lengvumo tas pojūtis, kas čia tokia, žinai, tie demoniukai niekis. Tai mes dviese, žinai, kažkaip taip. Tai suspaudžiam juos visus į vieną tokį, kaip susiūlų, kad neišsibarstytų. Ir dabar jau galim mesti kontraktus atėjant. Aha, kontraktus susigrąžinot? Toj dar irgi pareidinėja. Jam nemažai, man dar keli irgi įskrido į rankas. Gerai susinaikinti kontraktus. Susideginti visus kontraktus. Ir viską mes kiti į dėžę, to išmesime, viską gerai. Gerai, kontraktus sudeginau, talinus surinkau. Ir dar tos demonus irgi sudėk visus į kažkur dėžutę, uždaryk ar į maišą, gerai? Kad jų nebematytų viskas. Iš viso, kad būtų paslėpti maišė arba dėžiai. Ir dabar sudėjai? Taip. Ir dabar pasimkit savo vedybinę sutartį. Laikom rankas. Ir pasiskaitykit jūs abu tą sutartį. Ir pamatykite tiesą, kad iš tikrųjų ten yra parašyta 321. Kaip ir abu neleidžiam vienas kitam kilti. Sutartis, kad ir aš nelabai jį keliu į viršų. Ir jisai man neleidžia. Toks abipusis susitarimas, žinai. Bet kadangi šitas susitarimas tai nebuvo pasirašytas iš širdies, tai buvo interferuotas sutartis. Dabar sudegink visą tą, tai ką perskaitai. Sudegink su aukščiausia dažnio šviesa 321 ir tegul pasilieka ta tikroji sutartis. Degink tol, iki kol pabaltuos arba nušviesės taip, kad pajausi, kad tai yra švarus lapas. Tikras lapas, gal netgi pačio baltumo degink, ar kažkaip, jeigu deginimas netinka, tiesiog su šviesa nušviesk, nupūsk, su vėju gali su viesulu, tegul nuima visą, kas netikra, kas dirbtina, kad išvalyk tą sutartį iki pirminio to, pačio pirminio tyro pasirašymo prieš ateinant į žemę 321. Tai man pradžiai degino po truputį tą lapą, o paskui aš su savo burtų lazdele, kai prisiliečiau, tai sukeitė raidės vietom, netgi užrašus, tekstą pakeitė.
Gerai. Ir ką dabar, kas dabar parašyta? Ar bent jau ką gali išjausti, ar ką matyti, kas matosi? Tai man dabar vat grįžta irgi tas 8 ant popieriaus, Mhm. kad irgi tarpusavį gali. Mhm. Nes mes vienas prieš kitą ir abu laikom, jis iš vienos pusės, aš iš kitos pusės tą lapą. Ir toks gaunasi gulšas tas 8, žinai, ir į mane, ir į jį. Super. Susijungia taip ir gaunasi po dvi puselės, susijungia vieną Taip, šimtą, taip. vieną 8. Super. Ir vat irgi jeigu vienas kažkiek prislopsta, tada kitas gali užkurti tą judėjimą ir va taip tas judėjimas ir išlieka. Super. Net jeigu nuėjo širpeliukai per kūną. Tai dabar žiūrėk. Tai dabar į šitą sutartį. Atsiprašau. Šitą sutartį jūs ir užantspauduojat šitą užantspauduojat šviesos širdies antspaudą. Paduokite daug širdies energijos vienas į kitą ir laikykite šitą sutartį ir užrakinkite šitą šviesą sutartį taip, savo širdies energiją vienas prieš kitą, kai stovite, paduokite tiek pliūpsnių, bet kad tie pliūpsniai nueitų vienas į kitą, ne kažkur į išorę, bet tiesiog stovite vienas prieš kitą, kad sudarytų srautas tarp jūsų ir laikykite tą sutartį. Ir kad dar per tą meilės energiją pilnai išsigrynintų iki tokios tyros energijos, kad nepasiliktų nieko, jokio juduliuko, jokio netgi taškiuko. Stovėkite vienas prieš kitą ir taip susijunkite pilnai širdimi ir dar susijunkite per širdies čakras ir paleiskite srautą per šitą trečią akį, per sąmonę ir pasąmonę, gerai? 3 8. 3 8 gaunasi va čia. Per širdį, per trečios akies ir per kaip kūrybinę netgi galima sakyti, pačioj. Aha, taip. Per sielos ašytą, žodžiu. Super. Ir dabar uždėk aukšto dažnio tokį kaip, nedėk burbulą, tiesiog uždėk tokią energiją. Sukurkite tokią iš meilės aukštų dažnių energiją, atpažįstamą tik tai pagal jūsų sielos dažnį 321. Kiekvienas pagal save, nebandykite kurti tas patys, kiekvienas pagal save, sukurkite tą dažnį, tegul jinai susilieja viena su kita. Jo, ir toks kaip raktas gaunas. Taip, jinai vat užsirakina ir pasilieka toks kaip atpažinimas, ne? Ir dabar taip, ir dabar mes užkoduojam visą šitą seansą, nežinau, kaip pavadinti, šitą ritualą, tarkim, ne? Šitą šviesos ritualą, jisai užsirakina ir jisai pasilieka kaip atpažinimo raktas. Jeigu čit kažkas tai bandys skvertis, kažkokią tai daryti negerą blogą įtaką, ne? Iš karto užkoduoja taip, kad iš karto šitie aukšti dažniai sukurti jūsų erdvės ir pasilieka tik tai jūsų, viskas, kas bando įsiterpti, iš karto sunyksta, ištirpsta, užsikoduojat savo sąmonį, pasąmonį ir širdį, kad viskas, kas bando prieiti prie jūsų, kas nepriklauso pagal jūsų susitarimą, šviesos susitarimą ir nepriklauso jūsų aukščiausio dažnio sielos tą antspaudą, iš karto viskas ištirpsta ir negali niekaip jūsų įtakoti. Jūs šitą informaciją užantspauduojate šviesos širdies antspaudu iki tol, kol jūs būsite vienas kitam naudingi augti šviesoje. Taip? Ir kai baigsis jūsų nauda vienas kitam, šitos sutartys tarp jūsų natūraliai išnyks, sunyks iki šviesos dažnyje. Taip? Jūs esate naudingas, esate su vienas su kitu tik tai tol, kol esate naudingi vienas kitam augti šviesoje. Viskas. O po to vienas kitą švelniai paleidžiate augti ir gyventi toliau. Tai gali būti neaišku, ar čia šitam, ar kitam gyvenimuose. Ne? Čia mes jau neskaičiuojam tų reinkarnacijų, bet tiesiog, kad būtų užantspauduota, kad einate pririštas ne per jėgą, o per šviesą tik tai. Ir lengvai paleidžiate, kai jums jau laikas skirtas.
daryti. Rodo net į priekį, žinai, kad kai reikės paleidinėti, kad tai išskrenda, žinai, tas sutartis. O, tai super. Nori pasižiūrėti, kada laiko juostoje, kada išskrenda 321. Pasižiūrėk, pastatyk laiko juostą. Man sako, kad ne šiame gyvenime. Aha. Tai dar pasižiūrim, kiek dar gyvenimo susitiksite 321. Nebūtinai gal kaip vyras ir žmona, bet kiek dar gyvenimo Ne, susitiksite. 3. Gerai. Kaip vaikas vienam. Aha. O, geras. Tu būsi jo vaikas ar jisai jo vaikas? Sako, kad aš mama ar tėtis, jisai mano vaikas. Mhm. A, Mhm. gerai. Dar gal kitas dvi pasižiūrėk. 321. Ne, dar nėra. Ai, dar nenuspręsta. Mm. Gerai. Po to jau gal svarstysis jau po to, kai bus tavo vaikas, ne? Ir tuomet į toliau. Jo, gal pamokas kokias vienas su kitu praeis. Super. Gerai. Tai dabar dar turime šiek tiek laiko. Tai einame žiūrėti, jeigu man tas nori pasižiūrėti, kas čia dabar vyksta su jo darbais. Mhm. Man iš karto rodo tokį kaip burbulas, kad uždėtas ant jo. Ant jo ar šalia jo? Kaip jisai tuos sudarbuos, jeigu žiūrėti. Darbai jisai ir po burbulų padėti. Kaip ir nėra galimybių iš išorės atyti kitiem. Nes ta pačiam burbulė, žinai, sukasi. Jisai tam pačiam burbulė. Gerai, kas dabar uždėjo jam šitą burbulą? 321. Ne tik jam, jo įmonėje, ta prasme, jo finansiniai šitą gausai. Kas uždėjo šitą burbulą? Žinau, man gal toks kaip reptiloidas. Kilnoja tą burbulą. Tiesiog, tai prašau. Kaip reptiloidas atrodo. Kaip reptiloidas kilnotų tą burbulą. Tipo, pakelia, nuleidžia, kažkaip taip. Gerai, kvieskis tą reptiloidą. Bet ta prasme, kad ir Mantas dalyvautų, gerai, ir tegul Mantas dalyvauja čia. Tegul kviečiasi jisai tą reptiloidą. Kodėl jisai leidžia jam manipuliuoti jo finansinę gausą? Tu jam dabar irgi Mantui parodai visą šitą, kad jisai jam leidžia manipuliuoti jo gausą. Jisai dabar atidavė savo laisvą valią, savo finansus ant šito reptiloido. Parodyk jam. Irgi gaunasi toks uždaras, kai neužkliam tarpusavį to aštuntuko, tada pas jį irgi šešetukas ir tas šešetukas neleidžia naujiem užsikurti, žinai, tiem aplinkybėms, situacijom, žodžiu, veikloms. Tiek iš vidaus energija, tiek iš aplinkos, žodžiu, dumblėjasi tas, jeigu einant jau dabar per simbolius visą hipnozę. Ir jeigu mes užsikuriam, tarkim, aštuntuką tarpusavyje, tada energetiškai ir jisai stiprus, ir aš stipri. Ir tas tada toksai tekėjimas atsiranda, žinai. Ir stiprybė. Tai vėl ką parodo? Kad tiesa, net visi finansai priklauso nuo moters, tiek kiek vyras uždirba. Taip, taip. Gerai, tai dabar jūs su Mantu biškį pabendraukite, jeigu jūsų pasąmonės dabar pabendrauja, pasitarė biškį, gerai, pabūkite dabar vienas su kitu ir pasikalbėkite, pasitarkite, tegul būna toks šeimininis pokalbis, gerai? Ir iš jo pusės tokios šilumos atsirado ir iš mano pusės.
Ir kai dviese mes kaip, sakau, kaip jėga, žinai, stipri jėga. Paėmam tą gaubtą. Ir tokį kaip suspaudė tą gaubtą, sudėjo dėžę ar maišą. Dėžę. Kad praverti tas aplinkybės plačiau. Ten ne kaip reptiloidas, o tiesiog kaip, gal netgi kaip vaizdinė priemonė, žinai, buvo. Toks ne žmogaus veidas, bet yra. Bet ateivis kažkas. Nežinau. Mhm. Tai ką reiškia žmogaus veidas? Ne žmogaus veidas, tai prasme, kad rodo kaip kažkokia būtybė. Gal net ne reptiloidas, nežinau, aš toks miksas kažkoks. Gerai, tai pasižiūrėk, žinok, svarbu yra pasižiūrėti tą būtybę, Aha. prisitraukti tą būtybę, tegul jinai dabar parodo savo tą tikrą veidą, ar savo veidus gali turėti, galbūt tai ne viena būtybė, galbūt daug būtybių, kurie įsiterpia į jūsų, taip sakant, šeimininį gyvenimą, į jūsų asmeninį gyvenimą, gausos gyvenimą. Nu, čia yra rimti reikalai. Čia Jums yra toks, žinok, kaip skruzdžius, kaip skruzdėlės kalba gal. Sakau, aš Wow. dar nebuvau mačiusi. Aha, ar turi kaip voro kojas? Nu, ta prasme, kaip kojas, tokias vorinės kažkokias, plaukuotas galbūt. Ne varinės, man kaip grinai kaip skruzdėlės su tuo tokiu veidas su įskipom akim. Lyg tai va tie čiuptuvėliai ant priekio. Kažkoks va toks. Nu, tai Tai va. gerai, tai. Nematytas dar toksai. Aha, ir paklausk jo, kokią būtent jisai sritį valdo jūsų šeimoje. Nu, ar ten Mantoje, ar jūsų šeimoje 3-1. Kieno jisai? Jisai Manto ar jūsų šeimos? Už gerovę atsakingas mūsų šeimoje. Aha, tai jisai šeimos toks parazitas. Už Nes matau gerovę, už netgi gausą. jo už gausą, už gerovę, netgi matau tokie kaip keli gal netgi burbulai, žinai, nu, tarkim, Manto darbinis burbulas, Aha, kažkoks gal netgi tarp vaikų burbulas ir dar kažkoks gal netgi trečias, va taip, ir jisai kilnoja juos aukščiau, pakelia vieną, antrą, trečią ir va taip kaip žaistų, žinai, kai slepi po podeliais, žinai, kažkokias tai, nu, po 3 podeliai, tarkim, po vienu ten slepi daiktą ir va taip stumdai jis tos kaip gaubtus žaidimą stumdo. tą. Mhm. Jo, tai pakelia, tai nuleidžia, tai pastumia, va kažkokias tokias machinacijas daro. Manipuliuoja. Dabar pasižiūrėkim, ar kai tu man buvai minėjusi, kad kai vaikai turi pasilikti su tėčiu vieni, jie verkia ir visą kitą. Ar tai turi kažkokią tai įtaką šitas va dabar parazitas tavo vaikams, kad jie bijo pasilikti su tėčiu? Pasižiūrėk, 3-2-1. Ar tai kitas jau parazitas, ar šitas? Tada uždeda jisai gaubtą. Kai tau reikia išvažiuoti. Nu, ta prasme, kai tu turi palikti su Taip, tėčiu. taip. Ir jisai sukelia tą baimę vaikams, taip? Nu, tą tokį uždarumą, negalėjimą ištrūkti gal netgi Ir iš vaikai tos pradeda, situacijos. ir pradeda panikuoti. Taip. Tai Viskam yra paaiškinimas, viskam yra priežastis. Nu, šakės, ane? Nu. Tai gerai, tai dabar ir va, pažiūrėk, ką šitas, kaip čia pavadinti, ką tas skruzdė gauna dabar. Va, pažiūrėk, vaikai, jisai uždengia ir ką jisai gauna iš tų vaikų. Kas nuteka iš vaikų jam? Baimė? Panika? Tokios kaip mintis, gal netgi surinkinėja tas tokias, sakytum, negatyvės mintis. Aha. Tarkim, ir jeigu apie gausą, žinai, galvoji ištisai, tarkim, sukasi tas varikliukas,
Aha. ir jam kaip ir generuoja energiją. Nu taip, tu galvoji, kaip čia ką čia susukti ir generuoji tą energiją, kurionį tiesiog tu burbulę ir sukiesi, kaip žiurkė rate, Jo. ne? O Taip, jisai taip, taip. auga ir maitinasi. Taip. Mhm. Tai gerai, tai dabar dar pategul tas skruzdė parodo savo tą šeimininką, kur iš tikrųjų nuteka visa ta energija iš jūsų šeimos 321. Man tada atitraukė truputį vaizdą, nes jisai buvo didelis virš tų gaubtelių, žinai, ir tada rodo, kad iš tų gaubtelių eina laidais į viršų, kaip į lėkštę, kažkas tokio. Gal. Nu tai va, tai ar ta lėkštė jau ten pilkiai sėdi, susisukia, ar kažkas kita? 321. Šeškis, vėl 2 šešetai. Jo, tai ir, ir pilkiai, ir reptiloidų matau tą lėkštėj. Ką tokį? Tai va. Ir reptiloidų matau toj lėkštėj. Viskai pasakai kažkokį va tokį žodį, reptiloid man vis užtrumpina jo. Aha. Nu tai gerai, nu tai ką tada? Nu, tai susikvies dabar savo vaikučių pasąmonės. Eikit visi tvarkytis, nes tai surišta su jumis visais, ne? Visi turite išreikšti savo laisvę. Pasikviečiam tavo vaikučių pasąmonės 321. Na, aišku, jie nebus vaikučiai, bet Taip. bus tokios pačios sąmoningos sielos, kaip ir jūsų mantų, bet jeigu ateina tavo vaikučius pasąmonės. Tai vat netgi matau, kai ateina vaikai, nu mes taip iš šono labai stebėm, pakankamai išsididinę, sumažėja visa ta situacija. Ir netgi matau, kad vaikam į ateitį priplanuota irgi tų gaubtelių tokių pridaryta. Būtent kas susijęs su gausa. Kad irgi, žinai, visą gyvenimą turėtų galvoti, kaip prasisukti. Tai čia mes kaip gerai užkabinama, ne? Super. Gerai, tai tuomet jūs dabar visi keturiesi? Taip, mes 4. Aha, ir kažkaip atėjo tavo šitą šunytės pasąmonė. Moka. Moka. Taip. Kažkodėl irgi galbūt kažką ir iš jos suripė, taip? Tai irgi maisto visada trūksta. Nu tai va, kad netrūktų į maisto, kad nebūtų pastoviai alkana, gerai, kad nesuktų savo minčių apie maistelę, ar žaidimus, ar dar meilę. Pasikeičiam pasąmonėje, jos, ne, tol ateina mokutė. Tai jo, mes tada visi atsistojam prieš tą laivą ir tą visą situaciją. Žiurkienas kažkoks tai yra, žiurkytė, dar kažkas tai. Ne, neturim. Tai dabar pasižiūrėk, kas ta žiurkytė, žiurkienas. 321. Namuose gal graužiasi kažkaip po žemė. Ai, man atėjo kažkaip kaip būsimas gyvūnas. A ne? Man tiesiog žodis atėjo ir viskas. Aš nematau, tiesiog atėjo. Ir sakau, nors turim ir peliukų čia, kur graužiasi viską. Nežinau, apie kurios. Nežinau, ne peliukai atėjo, žiurkienas atėjo. Tai vadinasi iš ateities, nes buvo minčių, kad reikia rusnai peliuko žiurkiuko. Nes ne žiurkės, žiurkienas atėjo. Tai dabar tą žiurkieną, jau jeigu atėjo, tai jau reiškia, jau jisai egzistuoja, ne, jau reiškia, jisai yra. Jų planuose, tai pasikviesk taip pat šitą žiurkieno pasąmonę. Ir žinai ką, susikvieskite dabar, visus gyvūnėlius, visus, galbūt kažkokia dar kita siela ateis, ne, gal vaikutis, nesvarbu, ta prasme, tas, kas ateis į jūsų šeimos gyvenimą, bet nesikvies dar tų vaikų, ta prasme, turiu omeny, kol iki 18, iki pilnametystės, ne, jau iki kol, jau po to, kai kursis gyvenimą, jau jie tegul kuriasi tavo vaikai, aš kalbu iki tol, kol iki vaikai bus pilnamečiai ir pradės kurtis, tarkim, iki to, kol pradės kurti savo asmenį gyvenimą, tegul sueina dabar visos pasąmonės tų sielų, arba sielos pačios gali ateiti taip, kaip jiems geriausia, tegul ateina dabar 321. Žiurkienai, gal kažkokie kiti šuniukai, gal kačiukai kažkokie, gal dar kitos vaikučiai, nesvarbu.
Aš matau kaip papūgas irgi ir dar papūga, tiksliau vieną ir žuvytės Nu, va. Kiek turi. kolekcija. Aha, ir iš karto matai papūgą ir iš karto paklausim, ar tai papūgai būtų gerai būti viena ir vis dėlto jai reikėtų kompanionų. Nu, kažkaip nėra, kad gali būti ir viena. Mhm. Gerai. Ir dėl to žiurkėno, ar jai bus gerai viena, ar reikia jai kompaniono. O, grįžo man. Tai turim greitai suktis. Gerai. Viena, nežinau, dabar palauk. Gal viena. Jau man pabėgo, žinai, viskas. Jo, gal apie 10-11. Dar turėjom Mhm. 10 minučių. Gerai, tai tuomet dabar visi jūsų tosios pasąmonės išreiškia laisvą valią, Mhm. nutraukti visus ryšius ir sugrąžina dabar nuo pačios pirmos sutarties pasirašytos su visais jumis. Jūsų šeimoje 3, 2, 1. Kurios yra pasirašytos prieš gausą, prieš santarvę, prieš meilę, prieš gerovę bendrą. Grįžta tie susitarimai ir nukrenta laidai nuo tos lėkštės. Gerai. Sutartis. Mhm. Ir Tiesiog dar grįžo į rankas. Mhm. Ai, ir viską susigrąžina dabar, visą meilę, viską, ką buvo iš jūsų išsiurbę 3-2-1. Ir dar nepamirškime to voro iš karto irgi tas, nu, tas šitas, Mhm. Kuris tas dalis? krūzdė, Mhm. viską, ką iš jūsų išsiurbė. Ta prasme, gero jūsų. Pagal prigimtinį Mhm. DNR grįžta jums. Visa meilė, visa santarvė, viskas, visa gerovė, visa gausa, viskas grįžta pas jūs, pas kiekvieną iš jūsų 3-2-1. Įskaitant ir ateities gyvūnėlius. Mhm. Aha, viskas sugrįžta. Ir dabar, jeigu jaučiatės visi, pasižiūrėkite greitai vienas į kitą. Ar jaučiatės šviesus, laimingi, galite apsikabinti be pykčio, be baimės, be priekaištų, pasižiūrėkite. Visi gyvūnėliai yra laimingi, viską greitai peržiūrėk. Ar galite kartu susieiti ratą ir kartu visi šokti be jokių... Mhm. Panašu, kad į ratą sueinam ir apsikabinę būnam. Visi. Kai Ir gyvūnėliai, meilė. visi laimingi. Taip, taip. Gerai, viskas. Tuomet puiku. Tai tuomet ar esate pasiruošę dabar visi kartu skaitysiu neutralizacijos tašką išmetimą, ar esate visi pasiruošę? Taip. Gerai, pradėtų. Tai dabar kiekvienas dirba savo darbą. Kiekviena pasąmonė dabar dirbs asmeniškai, išmetinės viską. Galbūt dar papildomai kažkas išsimes, taip? Mhm. Įskaitant į visus gyvūnėlius, viskas dabar kiekvienas dirba asmeniškai savo, individualiai. Dabar skaitau. Aš, kiekvienas pasako savo vardą ar savo sielos vardą, suvereni sąmonė aktyvuoja uždimensinį neutralizacijos tašką iš šaltinio valios. Jis nepriklauso nei šviesai, nei tamsai, nei sielų ciklams ar karmai. Jis be laiko, be erdvės, virš visų struktūrų. 3, 2, 1. Visi susikuria dabar, aktyvuoja šitą neutralizacijos tašką. Tikslingai pagal komandas, kuris nepriklauso nei šviesai, nei tamsai, nei sielų ciklams, nei karmai, niekam. Jisai aktyvuojamas iš virš visų uždimensinių lygmenų. Aukštai virš visko. Mhm. Kaip kai sukursi, pasakysi gerai. Jo, yra. Mhm. Ai, gerai. Aš įsakau, dabar kiekvienas kartoja iš savo laisvos valios. Aš įsakau savo laisvą valią pasirodyti viskam, kas ne mano. Visiems mechaniniams, subtiliems dariniams, sistemoms, implantams, sutartims, šešėliams, hologramoms, dirbtiniam intelektui, laboratorijam ir visa kita, ko neįvardėjau, bet veikianti prieš mano originalią prigimtį ir šviesą, bet esantiems mano lauke pasirodo dabar.
Nu, panašu, kad ten dar daug visokių. Tai Mhm. palauk. Tuoj. Gerai. Tuoj palauk. truputį. Mhm. Gerai. Sakau, toks jausmas, kad, žinai, irgi toks kaip ratas su kiekviena, kaip vardinai, karma, ten dar kažkas, dabar nebeatsimenu, bet kaip rate, žinai, toks varnelė užsidega. Ček, ček, ček. Pagal Labai gerai. kiekvieną punktą, žinai. Super. Mhm. Ir kai pasakai, palauk, iš karto buvo 6 skaičius. Nu tai va, iš karto žinai. Jo. Gerai, tai tuomet irgi visiems, kurie dabar yra įtraukti į jūsų šeimos ratą, visi jie dabar, kartoja visi, ta prasme, tavo šeimos nariai, visi Taip. šitie dariniai, kuriuos išvardinau ir neišvardinau, įtraukiami į neutralizacijos lauką, sukurtą iš mano valios 321. Dabar įsakyta pasirodyti viskam, kas dar liko ar slepiasi, pakartotinis patikrinimas. Savo laisva valia įsakau viskas, kas šiuo metu yra mano lauke, yra išvaloma aukščiau šio dažnio šviesa ir neutralizuojama jų energija 321. Aš siunčiu viską, kas sunaikinta ir neutralizuota į neutralizacijos tašką. Negrįžtama, begalinį, nepasiekiama jokioms tamsos jėgoms. Ten jos sudega ir ištirpsta amžiams, be jokio grįžimo. Aš saugiai ir visiškai kontroliuoju šią erdvę. Tik mano valioje yra tikroji transformacija. Ir toks, žinai, įdomus jausmas, kad, žinai, 4 tie neutralizacijos taškai ir ta lėkštė, kur buvo, žinai, nu tai nesuprato, kuriam, kaip ir nei vienam asmeniškai, bet ir visiems turėtų, žinai, priklausyti, tai reiti į visų bendrai, tai gabaliukais dalintis neišėjo. Tai tada apsijungia tie neutralizacijos taškai ir vat, visi 4, žinai, ir traukia taip šukšt. Nu, va, matai? Įdomiai, žinai, irgi toks reikalas. Tai va, geras, tai reiškia, tikrai Aha. veikia, ne? Vat jeigu net šakės, super. O tai šuniukų ir kačiukų visokių ten šitų žiurkiniukų nėra neutralizacijos taškai, jie nesusikūrė, ne? Ne. Aha, tai Gal reiškia. eina per šeimininką. Aha, per šeimininką, gerai. Ir dabar paskutinį paskaitau. Ir kiekvienas kartoja dabar iš savo sąmonės ir pasąmonės. Aš užveriu šią erdvę, visus atidarytus portalus, visus vartus, langus, duris ir kelius. Jokios tamsos jėgos ar struktūros čia nebeįeis. Mano šviesos siena neperžengiama, mano valia tvirta ir saugi. Ši erdvė uždaryta, apsaugota ir išlaiko tik šviesą bei ramybę. Taip yra, taip vyksta, taip bus. Ir tokia, žinai, kaip mokytoja prie jų priekį stovi, rodau, kaip aš darau ir tada jie kartoja paskui mane, žinai, likę šeimos nariai. Super, nu tai va, super. Nu va, nu taip, nes mes jau mokėmės neutralizacijos tašką daryti, taip. Taip, Tai taip. dabar jie mokės, dabar ir galime jiems pasakyti, kad jie irgi tai visą laiką gali daryti. Ir net ir be šito teksto jie prisimena, į pasąmonę prisimena, tiesiog jie gali atsidaryti tą neutralizacijos tašką ir viską, bet virš visko. Ir tada jie gali viską išsimesti tenais. Taip. Tai va. Viskas gerai, viskas švaru, kaip jaučiatės? Gerai, apsikabinom dabar visi. Kam paukščiukas ant peties, kam žirkienas laksto po rankas. Tai tokie dalykai. Super. Ir dabar pasistatai mantą, dar greitai. Jau 11 valandų, 11:00, bet dar jau baigiam, kaip ir planavom, bet pasistatyk mantą ir dabar tu jam pasakai, kad tu eini į hipnozės ir tai tavo vienas iš būdų augti ir tobulėti 321.
Tokia iš pradžių lengva panika prasideda, žinai, bet kai pradedu aš jam pasakoti apie tas hipnozes, kas tai yra, Mhm. kaip kas vyksta, jis taip rimsta ir nurimsta. Mhm. Mhm. Tai ar jisai dabar gali priimti tavo šitą valymasi, taip sakant, augimo kelią ir tave palaikyti? Taip ir sako, kiek galėsiu ir aš pats kilsiu. Mhm. Gerai, ir tuomet dar paprašome Manto, nu, ta prasme, tu paprašai Manto, kad nepaprašai, bet tu jam pasakai, kad visą laiką, kai jis jausis pasiruošęs, taip pat jis irgi gali prisidėti kartu ir mokytis, pabandyti galbūt netgi, ne? Irgi tokį Mhm. kaip variantą, tas hipnozės. Kol kas ne, bet paskui kas žino. Gerai, Kaip puiku. ateityje. Gerai. Mhm. Bet svarbiausia, tu jau dabar žinai, kad tu jam drąsiai gali pasakyti ir jisai priims šitą Mhm. tiesą. Taip? Mhm. Mhm. Gerai, tai tuomet visą šitą informaciją, kuri šiandien atėjo pas tave, tu irgi ją užglaistai po šviesos dažniais. Viskas dabar, kas įvyko, tai palėtė ne tik tave, bet ir visą tavo šeimą, visus gyvūnėlius, viską palėtė. Tai tiesiog viską dar užbarstai meilės energija, šviesos energija, kad viskas įsisąmonintų kiekvienam pagal jo tinkamą pagreitį. O tu kaip šviesos nešėja ir galbūt ir tavo vaikai tiesiog įtvirtina tai sąmoningumo lygmenyje ir nuo šiol einate iš širdies ir klausote širdies ir iš to aštuntuko. Mhm. Padaryta. Gerai. Ir dabar dar galite nueiti galit netgi galbūt susikurti dabar iš savo pasąmonių jums saugią šeimos erdvę, kur tokį kaip šaltinėlį, krioklį, kur galite visi nueiti ir nusiprausti, arba atskirai taip, kaip jums pasąmonės parodys, su visais gyvūnėliais ir su viskom 3-2-1. Tai man rodo tokia kaip, gal būtų kaip ola ir į 4 spalvas išdalinta. Kad kiekvienas kaip ir savo turi spalvą, bet susijungia į vieną centrą, žinai. Kad vis tiek vienoje erdvėje esame. O geras rodo 40% ir 11,04. Tai va, 4. Kažkaip šiandien per skaičius, ne? Jo. Gerai, tai tuomet, jeigu tai nusiprauskite, išsivalykite ir dabar tuomet saugiai visi nusitęsėt iš savo pasąmonę, paprašau, kad nutiestum šviesos kelią namo su apsaugom. Jeigu dar reikia išsipurtykite, išsivalykite, dar pasikraukite aukštų dažnių. Mhm. Ir dabar, kai skaičiuosiu nuo 3-1, jūs visi grįšite saugiai, išsivalę, prisikrovę. Puikios energijos ir laukia jūsų puikia ateitis visų. Tai labai džiaugiamės ir dabar galite grįžti namo. 3-2-1. Mhm. Ačiū.